galima lengvai išsivalyti, tai jų šalinti tikrai nereikėtų, nes jie atlieka ir papildomą kramtymo funkciją, taip pat nukrauna ir sąnario darbą. Tačiau evoliuciškai pasikeitus mūsų mitybos įpročiams, odiniai dantis tampa nebereikalingi, dėl to kai žmonės iš tikrųjų nebeturi. Jiems Proto rauta lieka kaip pakrauta traukinio krovėjų ar žirkėno tie prigauta. Kaip obuolys, ar nuo kurio jis buvo spaustas, laukia kamuolys, arba jau senai kas muš yra sulaukęs. Abėcėlė tapus iššūkių, maistas virsta iššūkės, pabuvę žandų išvakės, veidas primena lėlės. Pripūstas ir aš jau prisipūtęs, kaukolė ir aš jau prisipūtęs. Kaukolė nuo lūpų lūpasi eilutės apie taip, kaip besilūpo jie ir sukasi į kitą pusę, viskas, kol jį dar tik lūposi, ištinusi, raganosi kaip sukandus rožė, roža be spiglių spygliuota viduriai pavirto košė. Vaikas atsilošęs jau, nes pamiršo stovi. Op, šuolių užstovinti, opa už nukritusi, du šuolius užsugrojusi, 3 už rojų, 0 už jį pamiršusi. Jam išėjusi paviršių, po pagalvę tik dusintis, vėjas jau senai darbus pamiršo. Vėjas dirba dabar metaliniais pirštais, skylė, kur jos nebuvo, naujas kambarys liežuvį, mažiau būdų sukramtyti žuvį, mažiau protaujančios durys. Gerai, kad ne vasaris, būčiau paspėjęs savis skaičiavęs, liežuvį chatą primontavęs, gaunas gal nebesarmatis aš, tarp žasų dabar aš antis, gal ne žasinas, bet pats Antanas, kaimynas bežasis, zombius antidūnantis propantis. Opa už balandį, 2 už varnas, 3 už gulbės, 0 tiem, kas rankoje nelaikė bulvės. Skauda dantį, nors nebuvau nieko kieta čiulpęs.